Antarktida – žemynas esantis pietų ašigalyje. Tai didžiulės sniego ir ledo dykumos. Šiose vietose saulė nepateka po pusę metų ir žemę gaubia poliarinė naktis. Kitą pusę metų saulė nenusileidžia ir būna poliarinė diena. Antarktida – šalčiausia Žemės vieta. Vietomis ledo sluoksnis yra net 2 kilometrų storio. Antarktidos plotas žiemą žymiai padidėja dėl užšalusio pakrančių vandens. Čia dažnai pučia atšiaurūs uraganiniai vėjai. Žemyno gilumoje žiemą temperatūra nukrinta iki 80 laipsnių šalčio. Net vasarą čia būna 30 laipsnių šalčio, todėl ji netinkama gyventi žmonėms ir gyvūnams. Šilčiau yra pakrantėse. Čia kartais temperatūra pakyla iki 0 laipsnių Celsijaus. Antarktidoje krituliai tik sniegas, bet ir jo per metus iškrinta nedaug, tik 10–15 centimetrų. Į šį žemyną iki 1911 metų niekada nebuvo įžengęs žmogus. Antarktidoje gėlo vandens, sušalusio į ledą, yra daugiau nei visame kitame pasaulyje. Didesnėje Antarktidos dalyje nėra nei augalijos, nei gyvūnijos, tačiau pakrantėse ir salose jos gausu. Antarktinės vasaros metu čia auga kerpės, samanos, galima sutikti net žydinčią perlinę jonažolę. Gyvūnija susijusi su žemyno krantus skalaujančiais vandenynais. Juose daug planktono, kuriuo maitinasi banginiai, ruoniai, žuvys, paukščiai. Čia veisiasi daugybė banginių, tarp jų ir didžiausi planetos gyvūnai – mėlynieji banginiai, kašalotai, didžiosios orkos. Tipiški Antarktidos gyventojai – pingvinai. Galima sutikti ir kitų prisitaikiusių prie jūrinio gyvenimo paukščių. Tai audrapaukščiai. Vieni didžiausių jūrinių paukščių albatrosai. Žuvėdros plėšikės, kurios didelę grėsmę kelia pingvinų mažyliams. Antarktidoje gausu ruonių. Vedelio ruoniai buvo pirmieji ištyrinėti gyvūnai Antarktidoje. Tai viena iš rūšių, kuri gyvena čia ištisus metus. Mokslininkai vis dar stebisi, kaip šie gyvūnai prisitaikė prie tokio klimato ir ledinio vandens. Ruonio kraujyje yra tiek daug deguonies, kad jis gali neišplaukti į paviršių visą valandą. Jie patys geriausi pasaulio nardytojai. Jūrų leopardai, kurių ilgis būna iki 3,5 metro, yra plėšrūs, dažnai vandenyje puola pingvinus, o kartais ir kitus ruonius. Pietinis jūrų dramblys – tai stambiausias ruonių atstovas. Patinų kūnas būna iki 5,5 metrų ilgio, o sveria apie 2,5 tonos. Antarktidoje nėra jokios vyriausybės, nėra nuolatinių gyventojų, tik mokslinėse stotyse apsistoja mokslininkai, kurie tyrinėja šį žemyną. Žiemą jų būna apie 1000, o vasarą apie 4000. Aplanko ir turistai. Antarktida niekam nepriklauso.
1959 metais 12 šalių susitarė šį žemyną naudoti tik taikiems tikslams. Vėliau prisijungė ir daugiau šalių. Ten žemė turtinga naftos ir kitų naudingų iškasenų, bet jas naudoti draudžia Antarkties sutartis. Antarktida nuostabi savo natūralia gamta, kurią žmonija turėtų išsaugoti ateities kartoms.